Pumpėnų festivalyje pirmą kartą buvo organizuojamas socialinio ir bendruomeninio verslo festivalis. Svarstome kartu garsiai, su vasaros stovyklos jaunimas gali stovyklautojais. Kodėl svarbu kurti socialinius verslus? Gal padėti kitiems? Padaryti gerą kitiems, kad jie jausisi laimingi, nes vaikų aikštelė žaidimų, tai jie jausis laimingi tose aikštelėse, o jų kaip nėra, jiems nėra kur žaisti, dūkti. Ar teisingi samprotavimai paaiškina Lietuvos socialinio verslo asociacijos direktorė. Įdomu tai, kad socialinis verslas iki šių metų birželio ir patvirtinto apibrėžimo neturėjo. Socialinis verslas tai toks verslas, kuris teikia pirmenybę žmonėms ir planetai. Jo nėra pagrindinis tikslas pelnas. Jo pagrindinis tikslas yra vykdyti, siekti tam tikros misijos, pozityvių pokyčių visuomenė arba mūsų pačiai aplinkai. Pumpėnų festivalio organizatoriai kartu organizuoja ir verslumo įgūdžių lavinimo stovyklą Jaunimas gali. Įgytas verslumo žinias jaunuoliai iš karto pritaiko praktiškai. Mes patys esame iš Jaunimas gali vasaros stovyklos. Mes esame ne vieni, mūsų yra 4 komandos. Kiekviena komanda turi po savo verslą. Tai mums atiteko šis verslas. Kiekviena komanda skirs lėšas kažkam. Mūsų tikslas surinkti kuo daugiau lėšų ir jas skirti vaikų žaidimų aikšteliai Pumpėnuose. Pasak Eglės, daugelis galvoja, kad socialinis verslas visiškai nesiejamas su pelnu. Tačiau tai mitas. Socialinis verslas tai yra verslas ir turi generuoti pajamas, tik pelnas yra investuojamas būtent į socialinius projektus, kad daryti pokytį. Pasvalio rajono vietos veiklos grupės vadovė pasakoja, kad susidomėjusiai socialiniu verslu užduoda įvairiausių klausimų. Nori pradėti verslą, pradžioj būna jiem gal sunku atskirti tą socialinį verslą nuo verslo ir ką jie ten toliau turėtų daryti su tuo socialiniu verslu. Pumpėnų festivalio metu vykusiose verslų ir veiklų mugėse lankytojai galėjo prisiliesti prie netikėtų verslo idėjų, tokių kaip pirštais pamatyti nereginčiųjų pasaulį, sužinoti, kas yra krekenos, ar suprasti, kad apie psichikos sveikatą garsiai kalbėti negėda. Prieš 12 metų aš pagalvojau, kodėl neregiai vaikai turėtų skaityti knygas tik tais brailio raštu. Ir mintis kilo leisti knygas, kad būtent galėtų skaityti tiek regintis tėtis kartu su neregiu vaiku arba neregė mama kartu su savo reginčiu vaiku. Ir kita veikla, kurioje šiandieną ir esu pasipuošusi, yra žvelg giliau. Tai yra, kad ir motinystės temoje, ir visur gyvenime psichikos sveikatos stigma būtų mažinama. Tai yra žmonės visi, kaip turi sveikatą, taip turi ir psichikos sveikatą. Ir mūsų visuomenėje dar yra gajus stereotipai, nuostatos, kurie trukdo žmonėm priimti įvairius sunkumus savo gyvenime. Veiklų rado ir norintieji palavinti protą. Mes esame Uncommon LT programa, nepelno siekianti Kazickų šeimos fondo finansuojama programa, kurios pagrindinis tikslas yra ugdyti dirbtinio intelekto įgūdžius ir asmeninio tobulėjimo įgūdžius. Tai sakykime, jeigu kalbame apie laiko planavimą, pritraukiame įrankius, kurie padeda planuoti laiką. Ir visa mūsų programa vyksta gyvais susitikimais ir yra nemokama. Ką jūs pati dabar išsinešate iš šito festivalyje pati savo? Aš pati savo išsinešu tai, reikia dalytis ir kuo plačiau dalintis. Socialinio ir bendruomeninio verslo festivalį inicijavo Pasvalio rajono vietos veiklos grupė. Šio renginio tikslas didinti sklaidą apie socialinius ir bendruomeninius verslus regionuose.